Tai Ieva ką tik labai gražiai pasidalino savo suvokimu ir prie to mums reikia prieiti. Netgi, pavyzdžiui, galbūt daug kartų jau esat mane girdėjusios, kai aš kalbu, atrodo apie tą patį ir tą patį. Ir jo, Roberta išmintingai vis man paminė, aš galiu užsirašyti. Tačiau kai jūs suprantat, kai jums įvyksta ta vidinis potyris, aha, iškart vyksta ir transformacija, iškart vyksta ir gyvenimo poslinkis į tą pusę, į kurią aš noriu, kad jisai keliautų, ar ne? Kryptis iškart keičiasi. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, kai dalinaisi apie tai, kad aš einu ir atrodo, einu pasivaikščioti ir leidžiu labai smagiai laiką ir man patinka, kaip aš leidžiu laiką, tačiau vis neturiu energijos, neturiu, esu nuvargusi, esu pavargusi. Tai labai svarbu suprasti, kas mano energiją suvalgo. Tiksliau, aš ją pati suvalgau arba sąmoningai, arba nesąmoningai, bet tada atsekti, kaip aš tai padarau, ką aš veikiu. Šiuo atveju, kaip Ieva gražiai pasidalino, aš pasirodo būnu visada ateityje. Aš visada galvoju, ką pagalvos, ką aš galėčiau pakalbėti, o jeigu manęs paklaus, o jeigu pasakys, o jeigu sutiksiu, viskas. Vadinasi, visiškai negaliu pasisemti energijos nei iš kosmoso, nei iš motinos žemės čia ir dabar šioje akimirkoje. Ir aš negaliu net generuoti savyje, savo kūne esančio energijos mechanizmo čia ir dabar, nes manęs čia nėra. Mano mintis kažkur ir kūnas iškart tai jaučia, jis iškart rodo ir kaip rodo nuovargių, apatiją. Grįžk į čia ir dabar, kartais rodo kažkokią situaciją, kuri šokiruoja ir tas šokas turi tave suvirpinti, nes tu dabar ir čia patiri kažką, ar ne? Tai va tas jausmas, kad aš kažkur gyvenu ne savo gyvenime dabartyje, šioje akimirkoje, kai mes tai pamatysim, atsiras didelis energijos kiekis viduje, kur aš galėsiu nukreipti bet kurią linkme, į bet kurį projektą, į bet kurią gyvenimo sritį, visiškai taip, kaip aš noriu. Ir čia tikrai yra svarbu suprasti pačiai, nes galiu 100 kartų klausytis, bet kai aš tai pamatau savo gyvenime pati, būna wow. Ir prisiminkit, viskas sukurta taip paprastai, bet labai genialiai, ar ne? Ir aš ir su kita Ieva vis bendravau, kad jūs viską tikrinkit per savo patirtis. Jeigu aš kažką supratau ir pamėginau čia ir dabar ir man veikia, iškart aš gaunu kitą rezultatą. Per savo patirtis, jūsų patirtis neapgauna. Taip, kartais apgaudinėja jūsų paviršutiniškos emocijos ir jausmai, kartais jūs apgaudinėja jūsų ego ir panašiai. Tačiau kuo stipriau pažinsit save, susijungsit su savim, bus tuo aiškiau atpažinti, kur čia aš, o kur jau čia mano ego. Ir dar pereinant į kitą nuostabią gražią temą, tai yra bendradarbiavimas arba prašymas pagalbos. Tai noriu priminti ir savo, ir mums visoms, kaip paprašyti tos pagalbos, nes išnešk, padaryk ir panašiai, tai nėra prašymas, tai yra nurodinėjimas, ar ne? Ir toj vietoj galbūt mes esam prie to įpratusios ir atrodo, mano tonas toks gražus, visa kita. Tačiau iš tikrųjų, jeigu mes paimtume, panaudokit tą žodį sąmoningai, prašau, prašyčiau, ar galėtų, tiek žodį, tiek frazę. Man tai būtų smagu, prašau, ar galėtum. Prašau, ar galėtum. Tai čia padeda iš visų pusių moteriai grįžti į save, suprasti savo moteriškumą per tą silpnąją kabutėse arba pasyviąją energiją, ar ne? Ir galų gale netgi galbūt imti ir nuginkluoti savo ego, kuris visada yra pasipūtęs, didelis ir kokie čia dar prašymai iš manęs turėtų eiti. Tačiau jūs pamatysit per šitą stebuklingą paprastą žodį, kiek daug magijos pasipils jūsų gyvenime ir kaip paprasta tada yra gyventi, nes aš galiu paprašyti ir kaip yra malonu, o toms, kurioms atrodo nemalonu prašyti,
Tai čia jau mes turime eiti giliau ir suprasti, kodėl, ar ne, ir tada pamatyti, galbūt visiškai išsižadu savo moteriškumo, nenoriu eiti į moters energijos psichologijos pagrindus, na ir ten yra dėl kažkokios priežasties, ar ne, apie tai kalbu kitoj paskaitoj, moteriškumas ir jo blokai.